Reviews on the show Mini Trip Part 4. Tai 3 kalnai bendrai. Ne, čia tokios kaip atskiros pavadinimai labiau. Nu, kito... Lenkiškas 5 ežerų kelias. Aš atplaukiu dabar. Wow! Nu, ar jūs galite būti su čia? Su kiekvieną kartą vis įspūdingiau atrodo vaizdas. Nu, greičiausiai čionais įrtas avarinio nusileidimo takas. Jeigu būtų sužeistų, greičiausiai su šituo leistų. Wow! Nerealus vaizdas. Ten, man rodos, ožka buvo, ne? Ar kiaulė? Bet kažką ir girdėjau, kad mekena. Žieda vienak. Jo. Kokį flašą reikės pasijaušti, permestas telefoną nebus įvykti. Čia nežinau. Bezdavo, eina. Nu, žodžiu, keliaujam dabar palei kraščiukus. Palei pakraščius keliaujam lygumose. Ir po biškį leisimės žemyn. Saulė išlindo, labai gražiai apšviečia pakrantę. Tikiausi, kad čia už šio kalniuko bus ežeras, bet čianais akmenų krūva nusiridenus nuo kalnų viršūnių. Ne. Žodžiu, perlipom visas kopas. Pasirodo, kiti ežerai dar kažkur tais toliau. O kas mūsų laukia, tai
Pasirodo, ir lipti į tą kalną mūsų laukia. Mes galvom, kad jau įlipom į kalną. O dabar į dar vieną kalną lipsim. Nu, laiptukais taip. O taip, vat laiptukais. Nu bent jau tvarkingas takelis bus. Juda akmenys atsargiai. Geriausia būtų tai su dronu. Pasiims droną ir viską prabėgt karočią ir vienas filmas gautus. Vau. Čia šitų akmenų lavina ridenas iš viršaus. Kažkada tais. Gražiai čia. Atrodo statokai. Mūsų šreikelė viršų eina. Nu, nerealus vaizdas. O, tenais tie ežeriukai, kuriuos praėjom. Matau sniegą ant kalnų viršūnių. Wow. Nu, aš spėčiau, kad jau kokiam kilometrį esam. Bet pasitikslinsim užlipę į viršų. Tai va, kur sakiau, kad ir tie laiptukai į kalną. Tai va tie laiptukai. Ir atrodo čia kalno galas, ne? Bet ten dar mes karočiai kopsim. Čia tas kalnas eina begalybę. Nepasidodam. Momentais toks jausmas, kad debesis eina kiaurai mane. Tipo per visą šitą erdvę. Bet jie iš tikrųjų net netoli ir yra. Nu pažiūrėsim, kaip bus pačiam viršui. Radau tokį keliuką. Ir va. Vis dėlto čia yra kalno viršūnė. Tik tais dar šonas eina aukščiau. Kad gražu. Eina savo kaip toli matosi. Tik nežinau, ar kamera dasekė. Bet turėtų matytis ant tie kalniukai. Helikopterį. Visur kalnai. Nu, aš galiu. 795 metrai virš jūros. Aš žinau, aš galvojau biškį daugiau. O, kokia raketa paleido. Kaip tai kurva įmanoma, tu man bet paaiškink. Tai ten, man atrodo, takas iki pat viršaus vaina. Ir matau ant viršaus, man atrodo, irgi žmogus. Jo, ten ant viršaus vaikšto. Trumpą pailsėjimą padarėm. Ir aš atsisinčiau appsą, neatsisinčiau, updatinausi. Žodžiu, kompasas rodo aukštį pagal vandens lygį, tai dabar pagal kompasą yra kilometras 820 metrų. Tai ką ten rodo pas mane tada? Tai gal ten kalorijas tau rodo? Ne, kalorijos tai beveik vištukas. Elevation tai Bet čia gal tiesiog tipo
Nu, kai Gigantai. būna laiptai, tipo. Matau žmonės juda ten Nu, ant žinai, kalno kai būna viršaus. kalorijos, tada kiek viršaus? tipo floras. Kur Ai, nu gal. Ten takelis suktas, nes ir ten yra žmonės. Aha. Va jud. Gal ten tas Tai sunkiausia. va tuo va žino, bet ten Ne, tik nematau, kur tai žmonės dešiniau ar kairiau tą takelį. Tu ant kalno ieškot nori ar kur? Ant kalno, sakai, matai. Ant pačio kalno va ten, va tai va grinai. Kai va tas pilkėjimas, tai Jo. tai va kairiau. Nu tu tą kelią atsives, matai tą kelią į Jo. kalną eina, o ten per žalmų. Nu tai va dabar va ten grinai va matau žmonės, ne? Ai, na, pasinėšiu. Matau tą kelią. Žinokit, ten dar gražesnis vaizdas, gal ten palisės. A jau buvai iki pačio viršaus nulipęs? Ja. O, tai čia nebedaug beliko tada. Nu, ne iki ten, bet iki čia virš. Arba tu mus apgaudinėjai. Dar į viršų po šito. Ne, nu čia Ne, sako, bet tu. čia, žinok, dar normaliai virš. A, Ten yra na kalno pusė atsiveria Judam. gražiai, nu tai kokį ir šitą. nu gerai, judam. Na, kaip ir pasiekėm laiptukų viršūnę. Vaizdas, galima sakyti, 360 laipsnių. Pažiūrim, ar čia baigėsi kalnas, ar nesibaigė. Gal bus staigmenų. Kaip matau, laiptukai eina žemyn. Bet tie laiptukai eina link to kalno, what the fuck. Aš nebežinau. Aš nebežinau nei ką galvoti, nes mes manau pasiklydom. Elevation. Dabar kilometras 840 metrų. Vis aukštyn ir aukštyn. Blemba. Aš manau, reikia pasitikti. Bet blemba, Yra dar laiko. ten man atrodo link to kalno eina. O tau per tą apsą rodo, kiek mes ten to kalno nuėję. Nes aš manau, kad mūsų dar laukia staigmenos. Labai Mes prie sniego. Ale paskui. Pewnie będą przyjechać. nieko, labai skaniai mėgausis mažiau. Duok man tos arbatos geriau. Nu, matote, va kaip rodo, tiesiog va. Ką? Mums dar tiek žalia, kur paeit. Tai galim aplink tą šitą neit visą. Ai, Galim biškį skipint porą kilų. ai tai rodo vis dėlto tą kelią, kurį mes nuėjom. Jo, rodo, va. Kiek nuėjom. Nuo čia iki čia. Ten čia nebedaug beliko. Skipino. O čia Taip, einam apie ežerą gražu. Na, apeinam, gal šauksiu į vandenį. Nu, dar šoksim jau. Kas čia išvis per šūdas? Virvės. Ant kalno, na. Oi, sorry, atmink. Atmink. Kur man meščiau, jeigu akmenį žmogaus nukrist. Tai žodžiu, greičiausiai dar bus aukščiau. Kiek čia daug kalnų eiti savo? Dar bus aukščiau? Mes esam dabar kilometrį 800 metrų 40. Ten kaip gražu. Nu, kas sakė, kad viskas Su tu. Tai čia. O, gamba, čia reikėjo nusipotkinti. Oi, sau čia fotkė. Monika, telefoną reik. Gerai. Kaip įdomiai tas aukštis sviruoja. Nu, žodžiu. Aukščiau jau nebepakilom negu kilometras 830 ar 40. Beveik 2 kilometrai. Ir pagaliau mes pamatėme laiptukus žemyn. Va dabar ir bus visada žemyn. Ir dabar mes labai apsidžiaugiam. Ir su didelė šypsena eisim visą kelią lygiai tiek pat atgal. Vėl nereikės. Nežinau, nematau aš keliukų į viršų daugiau. Tai kaip tu matai?
čia. Taigi va, tiesiog jų nematai, tiesiog horizontė nematai keliukų. Ne, nematau, aš matau tik čia. Tai va, viskas tik tai žemyn eina. Ta prasme. Giliai, tam kraštas stovi ir pozuoja, tai pasako. Aš šiaip irgi selfis tik lasdą įdėjau į kuprinę. Kiek čia nais to šlaito? Šiaip turiu selfį lasdą kuprinį. Prilaikyk. O, Dievas, atsargiai. No, dabar normaliai, tai kojų rankų. Jo, dabar normaliai, o iš toliau. Iš toliau? Kas kad matyti? Ten, va, žerai. Gerai. Pradedame lipimą žemyn. Kaip gera ir malonu, kai nebereikia skaudint kojų. O, čia atrodo taip griuvo ir čionais sustojo. O, kokia graži tvorelė. Voy a hacer. Kaip keista. Man ką tik atėjo žinutė, kad sveiki, jūs esate Slovakijoje. Prieš 4 valandas Slovakijoje. Čia gal mes netoli Slovakijos. Kitą kartą. Tai greičiausiai kelionė žemyn dar nesibaigė, nes ko gero ten, kur ir keliukas, dar tenais eisim. Ai, nu, galėtų pirtėti keletą paprastai. Jo, tai. Nu, čia geras takelis. Eini per niekur.
Bliam, kokie akmenys dideli nukritę. Tie jau tenais kitoj pusėje. Įdomi išdžiūvę krūmai. Aš nežinau. O tenais, vat, ant kalnų matosi sniegas. Čia tai jau tikrai sniegas. O čia tiesiai kalnas už kalno. O už to kalno dar vienas kalnas, o už to kalno dar vienas kalnas ir kalnų kalnynai. Bet kaip gražiai. Čia padarytas tas takelis, kažkas labai stengiasi. Tikrai čia kažkas specialiai tos akmenys sudėjo, kad būtų keliukas. Bet į koks negras šiandien tos akmenukus dėjo. Ir kiek laiko jis čia dėjo per tuos visus nešioja, per tos kalnus, vargšas. Nu gal per daugelį metų, gal akmenuką po akmenuką. Kiekvienas žmogus ėjo. Arba ėjo 100 žmonių ir kiekvienas žmogus nešė po akmenį. Ir taip susidėjo takai. A ne? Taip ir būna. Būdavo. Kažkaip aš daugiau jaučiausi lipamai viršinė jūra. Ne, aš tai išėjo. Nu man tipo... Nes jeigu baisu, tu gali atsisėsti ir slinkt. O į viršų negalima. Čia tipo, kai į viršų lipi, tai tu turi tikslą eiti viršų, o kai leidėsi į apačią, tu nepavargsti, bet tau kojas skauda nuo to stabdymo. Ir gal nikstelsi koją, kas paslys ir tu ridensies, nes tu eini žemyn. Tai gal ir iš tiesų pavojingiau eiti žemyn. Štai koks vaizdas atsivėrė. Tenais net ne jie. Bet kažkodėl nuojauta kužda, kad mes einam prie to ežero. Dar pažiūrėsim. Dar vienas ežeras yra pačiam viršui. Tai jo, ten mačiau, kad yra. Tai ar 5 ir 6 ežerai. Ai, gal tas labai mažiukas nesiskaito. Tai čia gal prie kito kalno skaitosi. Ai. Jo. Mandagus žmogus. Ne. Ai. Ne, pavyzdžiui, nežinau. Kiti sako ne ei, oi. Hei, ei, oi, ui. Fy, fai, fau, fu. Ten blemba asfaltas. Ten kažkas ošia. Matau, tenais asfalto eina žmonės apačioj, tai ten jau apšė. Kur tu tą asfaltą matai? Nu, ten kraščiukas toks yra mažas. Ai, mes ten ir einam, man atrodo. Nežinau, mes dabar Gal net neisim. gal net neįsim ten, nes mes šį priešingą pusę eisim. Ežero mes neisim. Nes čia Tai nebent kad čia lygiuosi, kažkoks sakė, dar- Tam tadu rabi lau. Nepasitikit. Wild. Gabija, tu tikrai wild. Nes tu kaip plėšrūnas. Tiesiog neišgirdžiu. Plėšrūnas tu. Gerai, bandom lipti saugiai žemyn toliau. Pagaliau baigėsi lipimas žemyn, dabar biškį pailsėsim eidami tiesiai. Gražus čia kalniukas. Žiūrėk į viršų, biškį labiau krašto į dešinę. A, ne? Kai žiūri į viršų, tai įsivaizduoti, jeigu pradėtų judėti tie kalnai, kur... Ir pradėtų kirst akmenis. Baisu būtų. O blemba, kaip čia dabar?
dalies net gera biškį palipti viršų, kai žinai, kad daugiau nekilsi. Nu, ten kažkas paliko staigmenėlę. Čia biškį džiunglių stilius, įdomesnis vaizdziukas. O, šiurlena vandenukas. Statu. O, biškį lygiai paėt galima. O kita šakelės dalis nurūko, net nepasigėdo mūsų. Eidžiam, nežinau. Vau, kokius statumų reikia varyti. Nu kas čia dabar? Nu, va taip pat. Palei šitą kraštą. Gali prisėsti kažkaip tais. Vaduok ranką. Čia tada eis. Nu arba čia, aš tai per šičia ėjau, nes man tai čia per pakankamai grublėti. O tu gali po biškį slinkti ir nuslinkti. Na, eisi ir viskas, nu. Nu, šok. Nu. Я стал с объемами самурина. Nu. Tau nerūpi. Gerai. Nu, dabar tavo eilė. Padaryk pagalbos. Nori prie šitą eiti. Čia paisiau eiti negu kad ten. Žiūrėk, duok. Kiek žingsnių čionai? Daug naktį. Gerai. Lauk. Nu, žinai, kai galiausiai kad tačiau nenusilauk. Nu, aš kaip ožys. Ožiams nereik laikytis. Aš kaip kalnų ožys.
Nu va. Bus kas įdomesnė, vėl filmuosiu. Atsargiai, atsargiai. Baikit išnais. Dalykai normaliai. Nu, panašu, kad bus dar įdomesnis takelis. Čia jeigu į viršų kopų, tai 4 ko gero žmonės eina kuvatoro režimu. Nu, ar jau baigėsi? Ne, dar panašiai. Vos nenuslydau. Nu, vėl džiunglės gražius, faniai atrodo. Nu, per tą laiką, kol merginas pasivys mane, nes aš viską nutolau, atsigaivinsiu. Nu gerai, gerai. Žodžiu, tai jie jau prie ežero, mes biškai atsiliekam. Nu tai aš nesuprantu, kame. Ne, nebėgu, jie tiesiog nestoviniuoja per daug. Po tiek ilgai lipimo pagaliau galiu pasakyti, kad džiaugiuosi matydamas žemę. Jau ten matosi asfaltas. Nebedaug beliko. Pagaliau paskutiniai pergalės žingsniai. Tai va, mano panelės biškiai atsiliko. Bet aš einu link ežero, nes aš irgi jau noriu išsimaudyti. Tai va, nepykit merginos. Kas palikau jūs. Susitiksim. Tai va, sakė, prieisim kavinį, kurį matau čia yra. Ir į dešinę, tai jie palauks mūsų. Aš tikiuosi, Aivaras nesimaudys be manęs. O, pagaliau. Pagaliau priėjome ežerą. Kas tai? Einat per duris, tiesiai pas laiptinius.
Kur jie yra? Ai, va, pačioj čia. Matai? Keliuku, sakė. Nu, einam keliuku. O šiaip, tarp kitko, to pačiu bendrą vaizdą galima. Nu, žinai, kartu pasilenk. Nori daugiau, pasilenk, tu įsivaizduoji. Ne, kažkur čia yra. Matai, matai, nori. Padarė, kažkaip palaškai. Taip pat visi. Geras, toj prieisim fainą vietą. Vanduo labai skaidrus ir gilus. Klausiu vandenį. Veidą. Nes vis pačioj. Nu, gaunas šitas 5. ar 6. ežeras mūsų trasoje. Nežinau, ar aš maudysiuos, nes jau kaip ir vėsoka. Saulė pasislėpus už kalnų. Bet paskutinis ėjimas yra aplink šitą ežerą. Vaizdai vis dar nerealūs. No myślałem, że tyle tam wyżej będzie. A gdzie ty myślisz? Proszę. Tik energijos jau nelabai yra. Stay strong, Gabi. And physically and metallically. Metallically. Metallically, yes. Mentally. Mentally. Metallically. Yeah, you need that strength. To keep calm.
Nu, bandom. Nu toks vandenėlis, toks tipo. Bet toks gaivus. Vandenį irgi atspari, ne? Jo. Nu ką bandom, nežinau. Bandyk. Nu, grįžom. Apsilankysim šitoj užeigėliai. Taip, o nėra valgyt? Nėra. Nu, nieko. Galvojom, pavalgysim. Galvojom, pavalgysim, bet pavalgyt galima tik už grynus pinigus. Kortelė nepriima. Slepia mokesčius. Tai tikrai, nes daugiau paaiškinimo nėra. Slepia mokesčius. Nu vat. Bet gaila. Tai ką, valgysim prie namų? Gaila. Daug žmonių pavalgytų.